Atvykom dar į vieną viešbutį, Royal Garden. Taip pat Testuro ekskliuzyvinis viešbutis, kurį turi tik Testuras iš Lietuvos organizatorių. Labai populiarus, labai daug parduodamas. Galėtų galbūt jisai kaip alternatyva Safyrui. Fainas vidinis toksai kiemelis ir jame padarytas baras. Royal Garden šeimyninis kambarys. Labai jaukus kambarys, gali dar gyventi 4 asmenys. Išeinam į lauką. Premium pastatas štai ten, šone, o čia yra šeimyniniai kambariai šituose pastatuose. Šeimyniniai ir premium pastate štai ten, šone yra standartiniai kambariai. Parodys mums ir standartinį kambarį. Vau, koks fainutis viešbutukas. Einam pažiūrėti vaikų zoną su vandens kalneliais. Mažų vaikų baseiniukas su mažom čiuožyklytėm. Ten taip pat nedidelės čiuožyklėlės. Neseniai jie renovavo šitą kalnelio zoną. Baseino baras. Irgi toksai stilingas. Labai gražu. Spa centras. Pagrindinėme pastate yra tik šeimyniniai kambariai, o šitam premium pastate, kuriame dabar esame, yra standartiniai, kitaip vadinami premium rock kambario tipai. Tai čia yra būtent premium pastato lobby baras. Pagrindinis restoranas taip pat yra šiame pastate. Royal Garden viešbučio standartinis kambarys, taip vadinamas premium standard room. Labai faini kambariukai. Viešbučio teritorija jauki, kompaktiška, turi kelis baseinus. Na ir štai, pagrindinis klausimas kyla, žodžiu, ar yra gatvė. Yra tokia gatvelė, kuri visiškai nejudri. Pereinate ją ir jau atsidurėte paplūdimio zonoje. Štai, koksai gražus. Aha. Kaljano baras ir tada paplūdimio baras. Štai žmonės žaidžia tenisą, tinklinį. Ir štai Royal Garden viešbučio paplūdimys. Labai plati paplūdimio zona. Įbridimas smėlis su žvyru. Na, o čia toksai štai smėliukas su akmenukais. Na ir grįžtam į viešbučio registratūrą. Labai fainas viešbutukas. Dedame jam pliusą. Jeigu norite sužinoti daugiau apie Turkijos viešbučius, sekite mus YouTube kanale, taip pat
eikite į mūsų puslapį www.1000mylių.lt ir žiūrėkite, domėkitės, stebėkit kainas.